Kviečiu kitos mokyklos atstovę, Slavikų, tai pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rita Dainelienė. Dar viena mokykla iš tikrųjų įkvėpusi vykti į tolimiausius kampelius ir daug ko išmokiusi ir mus. Jau atrodo ir daug mačiusius. Ir laba diena. Labą dieną visiems. Tai, ką matėme prieš tai, man mintis tokia, kad emociškai intelektualu mokėti pasijuokti iš savęs. Tai apie tai buvo video. Tai mūsų mokyklos pasirinkta tema šiai konferencijai, kaip matote, vertybių puoselėjimas mokykloje. Tik šiai dienai aš šitą temą perfrazuočiau, bet ko gero vis tiek vėlgi bus viskas apie tai, emociškai intelektualios aplinkos kūrimas mokykloje. Jei keliautumėte į patį Lietuvos pakraštį, kaime kelių kryžkeliai, po Novičių choro ūžiančiom liepom, pasitiks jūs graži, lyg pasakų namelis, paprastutė kaimo mokykla. Pajusit, kad esate ant Maironio apdainuoto Šešupės kranto, kur skardena vyturių ir vaikų balsai. Mokykloje šiais mokslo metais mokėsi 100 mokinių ir 11 iki mokyklinės grupės vaikų. Mūsų mokykla yra išties išskirtinė. Jie autentiška ne tik savo pastatu. Mes tarsi didelė šeima. Kas rytą vienas kitą sveikiname vardu, gerai vienas kitą pažįstame. Žinome, kokiais džiaugsmais ir rūpesčiais kiekvienas gyvena. Matome vaiko nuotaikas ir suprantame, kai pamokos metu jo liūdnos akys veda toli link horizonto. Dauguma vaikų ateina iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų. Nedažna tokia šeima užtikrina ir vaiko emocinį saugumą. Tai matydami, jau 2009 metais mokykloje pradėjome taikyti socialinius ir emocinius sunkumus, vaikams padedančią įveikti programą Zipio draugai. Supratome, kad įgūdžiams suformuoti 1 metų dalyvavimo programoje nepakaks. Todėl tęstinumui užtikrinti esame pasirinkę ir su pradinių klasių mokiniais dalyvaujame tęstinėje programoje Opolio draugai. Be to šiais metais dalyvavome atrankoje ir esame tarp dalyvių ateinančiais mokslo metais mokykloje diegti Olivėjaus patyčių prevencijos programą 5-8 klasėse. Žinoma, pradėjus dalyvauti programuose, rezultatų reikėjo palaukti. Tačiau po 3-4 metų pastebėjome, kad programuose dalyvaujantis vaikai labiau atsiveria, drąsiau pasakoja savo išgyvenimus, moka atpažinti savo ir kitų jausmus, išklausyti kitus, kalbėti po vieną. Taisyklė kalbėti po vieną vaikai dažnai primena ir namiškiams. Esame tikri, kad programų dėka gerėjo vaikų emocinis sąmoningumas. Bet to ir mes, mokytojai, turime labiau pasitempti, nes nepaslaptis, kad ir mes kartais stokojame emocinių įgūdžių. Jei mokome vaikus atvirumo, tai ir patys lygiai taip pat su jais turime būti atviresni ir nuoširdesni. Galbūt kiekvieną rytą reikėtų pradėti nuo to, kaip aš šiandien jaučiuosi ir kodėl. Tik tuomet klausti, o kaip šiandien jautiesi tu. Taigi mokytojams čia tikrai yra ko pasimokyti. Emocijų intelekto mokymų metu patys savo kailiu patyrėme,
kaip sudėtinga suaugusiam, susiformavusiam žmogui 7 minutės kalbėti apie tai, už ką aš save myliu. Bet tik atlikus užduotį, mokytoja netveria džiaugsmu, dalijasi geromis emocijomis, išsprogome iš savo komforto zonos, kurioje vis dėlto buvo taip ankšta. Keistis nėra lengva, visi sutinkame. Tačiau kartu suprantame, kad tai neišvengiama. Juolab pamačius, kad keičiantis mums, keičiasi ir šalia esantys. Vis dažniau garsiai pasidžiaugiama kolegų ir mokinių sėkmėmis. Tarkim, vaikui patyrus sėkmę sporto varžybose, to garsiai pasidžiaugiame mokytojo tarpusavyje. Tuomet vienas kitas to džiaugsmu dalymės ir su vaiku, leisdami vaikui suprasti, kad apie jo sėkmę žino dauguma mokytojų. Arba vaikas turi mokymosi sunkumų, tačiau jam puikiai sekasi save realizuoti sporte, mene ar darbinėje veikloje. Tarkim, jis kruopščiai atlieka medžio drožinėjimo darbus. Tuomet ieškome būdų, kaip jį paskatinti. Dažniausiai pagarsiname arba apdovanojama mokyklos bendruomeniai švenčių metu. Arba į socialinės rizikos grupę įtraukto šeimos paauglė į mokyklą ateina nuolat suirzusi. Jie atvirai ir garsiai reiškia neigiamas emocijas. Kalbame su ją. Konsultuojame su specialistais, konsultuojama ir mergaitė. Matome, kaip jis stengiasi, mokosi nusiraminti, valdyti savo emocijas. Pastipriname ją. Padedame rasti mėgstamos veiklos. Žinodami tai, kad jį myli vaikus, savanoriškai traukiame į socialinę veiklą su ikimokliniais grupės vaikais. Džiaugiamės jo sėkme. Tuo pačiu bendradarbiavome ir su Šakių vaikų dienos centru bandome įtraukti į savanorišką veiklą. Viena mūsų mokyklos vertybių – iniciatyvumas. Todėl stengiamės neužgniaužti mokytojų ir vaikų iniciatyvos. Palaikoma dailės mokytojos iniciatyva ir baigiamosios klasės vaikų noras po savęs mokyklai palikti gražų prisiminimą. Tarsi padėka už čia praleistus metus. Tai kūrybinis vaikų darbas, kuris atliekamas ant mokyklos pastatų sienų. Štai čia neišbaigtas dar vaikų tapybos atžvilgių darbas, bet tai yra naujas šiais mokslo metais mūsų mokykloje pastatas lauko klasė. Lauko klasė. Žodžiu, atsiveria dar naujos erdvės vaikams ugdytis kartu su mokytojais. Ir štai čia šių mokslo metų 10-okų menų projektas ant mokyklos geltonio autobusėlio garažo sienų. Ir baigę mokyklą, vaikai dar keletą metų neaplenkia jos kiemo. Rudenį vaikų užimtumai gerinti įsteigiama dramos studija. Surinkti vyresniųjų mokinių grupę nebuvo lengva. Mokytoja sąmoningai veiklai traukė vadinamus probleminius vaikus. Debiutas sėkmingas. Savo aktoriniais gebėjimais visus nustebina būtent probleminiai vaikai. Koks buvo džiaugsmas jų akyse. Šios laimės akimirkos ir yra mūsų siekiamybė. Prieš keletą dienų mūsų mažos Lietuvos pakraščio mokyklos direktoriaus vadovavimo jaunų dviratininkų komanda tampa konkurso Saugus ratas nacionalinio turo nugalėtojais. Direktorius išlieka santūrus, nors jau daugiau nei 10 jau paruošti vaikai Lietuvą atstovauja Europoje. Tačiau vaikai emocijų neslepia. Trykšta džiaugsmu, nepaliaujamai dėkoja treneriui ir su nugalėtų taure grįžta vasaros atostogų. Mano vaikui ši pergalė užaugino sparnus, sako vieno iš konkurso dalyvių mama. Ačiū už dėmesį. Ačiū labai, Rita. Iš tikrųjų labai šiltas pranešimas.
Ir jūsų mokykla, jūsų direktorius, juk nepaslaptis, kad jisai ir stato tas pastatus vasaros metu išleidęs moksleivius atostogų, kuriuos vaikai vėliau ištapo savo darbais. Tiesa? Ačiū labai. Dėkui Jums dar kartą. Iki kitų susitikimų.